Sveiki. Dažnai gauname klausimą, tai kurgi rasti sąskaitą įsigijus planą sąskaitą 123 sistemoje. Tai sąskaita nėra paslėpta, jūs ją gaunate ir elektroniniu paštu, ją gauna paskyros savininkas į elektroninį paštą, taip pat galite rasti ir mokėjimų istoriją, dešiniame viršutinėme kampe paspaudus ant paskyros pavadinimo, mokėjimų istoriją ir šioje vietoje jūs rasite visas sąskaitas, kurios buvo išrašytos susijusiems mokėjimams. Mokėjimų istoriją taip pat galite pasiekti ir kairėje pusėje paspaudus ant veiklos pavadinimo, įvykių istoriją ir pasirinkus mokėjimų istoriją skiltį. Dar vienas būdas, kaip galite automatiškai nusiųsti kopiją, pavyzdžiui, buhalteriai, tai nustatymuose prie elektroniniai paštai nurodyti elektroninį paštą buhalterijos. Šioje vietoje, nurodžius elektroninį paštą, buhalterė ar kitas asmuo, kuriam norit nusiųsti kopiją, kai tik tai planas įsigyjamas, gaus sąskaitos kopiją, tokiu būdu nereikės papildomai jos persiųsti atskirai. Tai tikimės, kad funkcionalumas pagelbės ir atsakys į daugelį klausimų. Gero naudojimo ir iki.